Prekės ženklo vadovams kaip niekada reikės kūrybiškumo, reikės susidėlioti prioritetus, bet taipogi reikės visą laiką naujų žinių, kad galėtų užtikrinti savo prekės ženklo vientisumą ir atitikimą besikeičiančiams kliento poreikiams. Nes rinkodara yra bene greičiausiai besivystanti, besikeičianti, priklausoma nuo aplinkos, nuo įvairiausių dalykų, kurie vyksta pasaulyje. Tad sužinoti, kas vyksta, išmokti kažką naujo, sukurti kažką naujo yra be galo svarbu. Kai esi vadovauji prekės ženklų, ar jis didelis ar mažas, tu turi išmanyti visus 4 P. O vienas iš P ir yra ta dalis, kurią mes tikrai labai paimsime, bent jau mano kurse, o kitas dalis padės suprasti kiti dėstytojai. Kaip žinom, pasaulis yra labai dinamiška ir konkurencinga vieta, kurioje yra ne 1 milijonas prekės ženklų ir geriausi yra tie, kurie prisitaiko prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Ir tie prekės ženklų vadovai, kurie nuolatos atnaujina savo žinias, yra sėkmingiausi.